Sveiki visi, nusprendžiau su jumis pasidalinti vienu tekstu apie mitybą. Internete plinta paskutiniu metu dar viena mitybinė idėja. Kiekvienam savo, kaip sakoma. Taigi, paklausykime, apie ką eina kalba. Jūs apgavo beveik visur. Viena didžiausia apgavyšių yra taip vadinamoji sveika mityba. Jeigu mes nors sekundai pripažįstame, kad yra sveika mityba, vadinasi egzistuoja ir jos antipodas – nesveika mityba. Tokiu atveju mes sveiko maisto valgome daugiau, o nesveiko mažiau ir tokiu būdu sugriauname trapų medžiagų balansą. Kitaip tariant, organizmo pusiausvyrą, kuri susijusi su įvairiais sveikatos sutrikimais. Pastaruoju metu aš kiekvieną dieną valgau gyvulinės kilmės riebalus ir kuo daugiau jų valgau, tuo labiau jų noriu. Atrodo, kad ilgą laiką miegojau ir buvau išsekęs, bet štai pabudau ir pirmas maistas, kuris mane pasiekė, buvo mėsa ir ačiū Dievui. Prieš keletą metų taisiau garų surinktuvą, išėmus filtrą ir pamačius ten susikaupusius nešvarumus, tuo metu dar viską gaminome su aliejumi, pradėjau domėtis sėklų, aliejų atsiradimo ir gamybos procesu. Supratus, kokioje apgaulėje mes gyvename, buvo pirmas, vienintelis teisingas sprendimas daugiau jokio aliejaus. Šiandien žmogaus kūną ir protą žalojanti mitybos propaganda, o iš tikro visa ideologija pasiekė neįsivaizduojamas aukštumas. Nevalgyk mėsos, nejaugi tau negaila triušiuko, viščiuko ar paršiuko, o tau negaila savęs ir savo vaikom, kurį versdamas valgyti augalinį maistą darai paliegusiu. Nevalgyk mėsos, nes jos auginimas teršia planetą. Planeta puikiai susitvarkydavo ir susitvarko ir be mūsų įsikišimo. Nevalgyk mėsos, nes karvės gadina orą. Visa fauna gadino ir gadina orą ir pasaulis dar gyvas. Nevalgyk mėsos, nes ji sukelia daug ligų, nors niekada istorijoje žmogus nebuvo toks neįgalus ir paliegęs. Valgyk žolę ir būsi toks stiprus kaip jautis, nors žmogus neturi atrajojimo funkcijos, kad galėtų iš celiuliozės pasisavinti tai, ką pasisavina atrajojantys gyvuliai. Šeštadienį buvau Rudaminos turguje ir pirkau daug gerų lašinių, 5 kg. Lašiniai buvo švieži ir jie bus dar nesukietėję, todėl pusryčiams valgiau lašinius. Pavakaryje valgiau vėl lašinius, nes baisiai buvo skanūs. Sekmadienį ryte valgiau lašinius, nes tikrai skanūs ir pirma mintis pabudus buvo, kad noriu lašinių. Pietums valgiau tuos pačius lašinius, vakarieniai taip pat. Pirmadienį ryte kepiau kiaušinienę su lašiniais, pietums vėl valgau lašinius su raugintais agurkais ir daugiau jokio miltų, ryžių, krakmolo ar kitokio perdirbto maisto. Jokio kramsnojimo, pasistiprinimo ar papildymo, tik lašiniai, duona, agurkas ir pomidoras, dar tyras gręžinio vanduo. Aš neatsimenu, kada tiek ilgai būčiau valgęs vieną produktą. Ir ne todėl, kad daugiau nieko neturėjau, valgiau todėl, kad labai jų norėjau. Bet niekas geriau nepapasakos apie tai, kaip buvę vegetarai, žmonės buvę klystkelyje, bet atradę kelią, šiandien savo liudijimais stengiasi pažadinti ir išgelbėti žmonės. Taigi, jūs apgavo. Mano kelias į mėsėdystę. Leiskite papasakoti savo kelią, nes jis nebuvo trumpas, jis nebuvo lengvas ir jis tikrai nebuvo tiesus. 34 metai be mėsos, vegetarė, veganė, žaliavalgė, fermentuotas maistas, badavimai 10 dienų, 20 dienų, 36 dienos iš eilės, liaudiškos priemonės, šieno, pabirų vonios, bitės, 1000 gėlimų į kūną, kambo varlės detoksikacija ir dar daugiau. Azerbaidžanas tapo antra tėvynė, nes ten Naftalano mieste buvo gydomosios naftos vonios. Važinėjau kas metai, nuimdavo uždegimus, sanatorija, sakė Kryme ir dar. Dešimtmečiai ieškojimo, visko išvardinti neįmanoma. Dešimtmečiai vilties ir nusivylimo, kiekvienas naujas metodas, galbūt šitas, galbūt dabar ir vėl, ne. Autoimuninė liga su manimi nuo ankstyvos jaunystės. Ji formavo mano gyvenimą, mano pasirinkimus, mano kasdienybę. Aš neieškau lengvo kelio, aš ieškau bet kokio kelio. Ir tada iš nevilties, ne iš įsitikinimo, ne iš plano, iš absoliučios nevilties prišliaužiau prie šaldytuvo. Ten buvo sušaldyta mėsa svečiams. Išsiviriau, suvalgiau ir dar kartą. Rytą atsikėliau be uždegiminio proceso kūne. Aš negalėjau tuo patikėti. Kartojau savo. Taip nebūna. Tai atsitiktinumas. Tai sutapimas. Aš 34 metus vegetarė. Negalėjau priimti to, kas vyko. Metus laiko kovojau su savimi, net prieš pradėdama. Juk mėsa kenkia. Juk aš žinau geriau. Juk visi sako kitaip. Bet kūnas neklausia ideologijos. Kūnas kalba savo kalbą.
Jau 4 metai, jokių simptomų, jokių vaistų, geriausia savijauta per visą gyvenimą. Tai propaganda, ar tai tiesiog žmogaus istorija? Ir štai kas svarbiausia, Lietuvoje apie karnivorą beveik niekas nekalba. Angliška informacijos jūra, tūkstančiai istorijų, tyrimai, gydytojai, kurie rekomenduoja šią mitybą, o lietuviškai tuštuma. Ir aš nesu viena šiame kelyje. Amerikoje jau seniai prasidėjo medikų judėjimas, kuris keičia viską. Gydytojai, chirurgai, psichiatrai, jie patys įsigydė save karnivorinę mitybą ir dabar sėkmingai gydo savo ligonius. Daktaras Paul Saladino, daktaras Seanas Bakeris, daktaras Ken Beris, daktaras Antonis Kaufe. Tai ne šarlatanai, tai medicinos specialistai su 10-mečių patirtimi, kurie viešai kalba apie tai, ką oficialiai medicina tyli. Jų pacientai atsisako vaistų. Jų tyrimai rodo rezultatus, kurių tradicinis gydymas nepasiekia. Manoma, kad karnivorinė mityba veikia dėl itin paprastos priežasties. Gyvuliniai produktai yra biologiškai suderinami su žmogaus organizmu ir praktiškai neturi alergenų ar dirginančių medžiagų. Kai kurie amerikiečių gydytojai, pavyzdžiui, Paulas Saladino ar Seanas Bakeris, teigia, kad mėsa, organai ir gyvuliniai riebalai yra švariausi maisto šaltiniai, nes juose nėra gynybinių cheminių junginių. Augalai, neturėdami galimybės fiziškai bėgti nuo plėšrūnų ar kenkėjų, per milijonus metų evoliucijos išsiugdė cheminę gynybą, antinutrientus, lektinus, oksalatus, fitatus, taninų ir kitus junginius, kurie gali trikdyti maisto medžiagų įsisavinimą, erzinti žarnyną ir skatinti uždegiminius procesus. Vienas kebliausių aspektų yra tai, kad dauguma žmonių tiesiog nežino, į ką jų organizmas reaguoja. Simptomai kaip nuovargis, pilvo pūtimas, odos problemos ar sąnarių skausmai gali tyliai trukti metus, niekada nesiejant jų su kasdien valgomais maisto produktais. Karnivorinės mitybos šalininkai teigia, kad pašalinus visus augalinius produktus ir likus tik prie gyvulinės kilmės maisto, organizmas tarsi iš naujo paleidžiamas. Išnyksta lėtiniai uždegimai, gerėja virškinimas ir bendra savijauta, nes pašalinamas visas galimų dirgiklių spektras iš karto. Šis judėjimas auga ir anksčiau ar vėliau jis pasieks Lietuvą. Žmonės, kurie šiandien kenčia nuo autoimuninių ligų, lėtinio nuovargio, virškinimo problemų, jie tiesiog nežino, kad egzistuoja alternatyva. Niekas jiem nepasako. Todėl aš kalbu, todėl aš kuriu šį puslapį, nes kažkas turi pradėti. Taip, draugai, galite prisijungti prie šio puslapio. Manau, Facebook'e nebus sunku jį rasti. Ir rezultatai kalba patys už save. Mane stebintys žmonės, ne vienas, ne du, jau pasiekė tokių pat rezultatų. Sveiksta nuo daugybės ligų. Autoimuninės lygos atsitraukė, energija grįžo, sveikata pagerėjo, tai ne placebo, tai realūs žmonės, realūs rezultatai. Karnivoro judėjimas nėra mados dieta, tai tūkstančiai žmonių visame pasaulyje, kurie atgavo sveikatą tada, kai niekas kitas nepadėjo. Krono liga, psoriazė, reumatoidinis artritas, depresija, nutukimas, diabetas, fibromialgija. Žmonės, kurie išbandė viską ir rado atsakymą mėsoje. Lietuvoje kol kas informacijos beveik nėra ir aš jaučiu pareigą ją dalintis. O jeigu kam nepatinka šio puslapio kryptis, internetas didelis. Yra puslapių, kur rasite viską. Ir mišrią mitybą, ir veganizmą, ir ką tik norite. Kiekvienas ras, kas jam tinka. Šis puslapis skirtas tiems, kurie ieško būtent šios informacijos. Tiems, kurie nori kritikuoti ir trukdyti, čia ne jūsų vieta. Tokius komentarus tiesiog blokuoju be įspėjimo. Gerai, štai draugai. Manau, kas tai per mitybą, reikės paieškoti informacijos daugiau ir jum parodyti šiek tiek išsamiau, gal pagrindinėme kanale, pirmajame kanale. Nes galbūt jums būtent tai tiks, jūs to ir ieškojote. Kaip sakiau, kiekvienam savo. Taip pat galite pereiti į šį puslapį, pa šį žmogų, kurį matote ekrane, ir pasidomėti daugiau. Matot, kaip įdomiai, visur informacija daugiausia, kad mėsa kaip tik sukelia uždegimą. Bet kiek žmonių bandė valgyti praktiškai vien tik mėsą, be jokių duonų, bulkučių, bulkelių, kurios, kaip žinome, kaip dabar gaminamos, kai pusę metų stovi duona ar bulkutė ir nesensta. Viską galima sužinoti vieninteliu būdu – bandyti patiem. Nematau čia jokios problemos. Šioje vietoje, kas liečia mitybą, patikrinti nėra taip sudėtinga. Nes jei pasinersim tiesiog į tą informacinį vandenyną, egzistuojantį internete ir ne tik, manau, kad nusisuks galva į kitą pusę. Reikia ieškoti ir bandyti. Ypač jei iki šiol jūs to ieškojote kažko tokio,
turėjot problemų su sveikata ir dar kažko neišbandėt. Gal tuomet kaip tik ši informacija jum. Esu tikras, labai daug kas priklauso ir nuo organizmo savybių, pačio žmogaus. Todėl tikiuosi ši informacija buvo naudinga, jos bus ir daugiau, kaip minėjau. Ir dėkui, kad žiūrėjote ir iki greito, draugai.